kalbėsim taip, kaip mes išmokom per tuos 6 metus su tradiciniu pasisveikinimu. Tai sveiki, sveiki. Čia kalbasi 2 psichologai, Vitalijus ir Gediminas, sveiki visi. Ir čia yra podcastas Dialogas. Ir čia mes esame, tie, kas mus mato, tai žino, kur mes esame, bet bus žmonių, kurie girdi ir nemato, tai mes esame vėl ne už savo įprastų ekranų, kaip laido riteriai įprastai mes įrašinėjom per nuotolį, bet esam Mo muziejui Vilniuje ir čia vyksta uždarimas parodos Iš vidaus. Yra paskutinė vasaros diena, paskutinė tokia rami, šilta, tyli, rytoj žinokit chaosas, rugsėjo 1, tai pasimėgaukit šituo gabalėliu tos ramybės. Ir šiandien mes kalbėsim apie meną ir psichologiją. Ir galima būtų klausti, kodėl apskritai kalbėti apie meną ir psichologiją, reikia žiūrėti meną, ar klausyti meną, ar patirti meną, ar nežinau, liestis prie meno. Kam čia dar kalbėti apie tą psichologiją? Ką galvoji, Gediminai? Kai uždavė dabar šitą klausimą, net nežinau, ką atsakyti. Iš tikrųjų, galima ir nekalbėti, turbūt apsilankyti parodoje. Bet jeigu rimtai, tai turbūt yra prasmės kalbėti, nes psichologai ten šitam moksle tyrinėja, kokius ten tik tai nori įvairiausius kasdienybės aspektus, įskaitant ir meną, meno patyrimą, meno suvokimą. Ir tame yra visokių tokių fun facts, smagių įžvalgų, kuriais galima bus pasidalinti šiandien. Man tik tai gal norisi pradėti nuo to, kažkaip apsibrėžti iš karto erdvę diskusijos. Nežinau, gal tu bandysi ten ir kitur eiti, bet buvo iššūkis ruošti šitam epizodui, nes labai platu - menas ir psichologija. Kaip čia apsibrėžti, nuo ko čia pradėti, kokia čia problematika, tai šiaip iššūkis. Tai sėkmės jums ištverti šitą pokalbį šiandien. Bet apsibrėžiau tokiu būdu, kad meno žmonės, kultūros žmonės gali kalbėti apie tai, kas yra menas, ten koks yra geras, blogas menas, įvertinti įvairiai. Psichologija veikiausiai apsibrėžtų tokiu būdu per klausimą, ką žmonės laiko menu ir kodėl žmonės vertina vieną meną kaip gerą, kodėl kiti vertina kaip blogą. Ir tame yra iš tikrųjų pridaryta aibė įvairių tyrimų, kur žmonėm duodami įvairūs meno kūriniai ir klausimą, tai kaip čia geras, blogas ir ką įvairūs žmonės mano, tai tame, man atrodo, yra įdomių įžvalgų, o šiaip bendrai tai aš sakyčiau, kad, kaip ten, ne vien duona žmogus gyvas, kaip Juozas sakė, kad mums estetinės patirtis yra būtinos kasdienybėje. Tai kažkokios tokios pirmos mintis, ką tu manai? Aš irgi galvoju, kad čia mes tokiam laukiam maksimaliai neapibrėžtam ir viena turbūt plačiausių temų, apie kurias mes kada nors kalbėjom, nes kai kalbam apie, nežinau, depresiją, apie nerimą, net apie tą pačią draugystę, paskutinis epizodas atrodo daug aiškesnis negu apie meną ir psichologiją, tai aš iš tokių 2 kampų ėjau prie šitos temos ir pabandysiu jos gal kažkaip atskleisti eigoje mūsų pokalbio. Tai mano prieiga prie šito klausimo apie meną ir psichologiją buvo per tai, kaip tai yra susiję, ir vienas iš būdų, kaip aš matau, kad tai yra susiję, kad psichologija kaip mokslas, kaip nežinau, kaip tam tikras požiūrį į pasaulį, būdas ir žvilgsnis gali padėti mums kažkaip kitaip meną patirti ir žiūrėti ir jį suprasti. Tai čia toks gal labiausiai praktinis aspektas ir, nežinau, įdomybių daug galima per psichologinės analizės sužinoti apie meną. O kitas tai, kad mene reiškiasi mūsų psichika ir mūsų psichologiniai visokiausi turiniai, kas man atrodo irgi labai svarbus dalykas. Ir čia turbūt svarbiausia, kad tie turiniai gali pasireikšti intencionaliai, tai reiškia, kad mes kažkaip ketinam, nežinau, išreikšti kažkokią, tai nežinau, savo vidinę dalį, nežinau, žmogus pykti, kokį nors piešia, o gali būti, kad mes visai, be jokio ketinimo išreiškiam kažkokį dalyką, kuris turi tam tikrą specifinį kažkokį turinį mūsų psichologinį, ar tai būtų kažkokia patirtis mūsų, ar tai prisiminimas, ar tai jausmas ar emocija. Tai mano 2 tokie, kad menas, tai psichologija kaip būdas žvelgti į meną ir menas kaip mūsų psichikos pasireiškimo viena iš terpių tokių. Gera mintis apie tai, kad nebuvau pagalvojęs, kad be psichikos meno nebūtų. Apskritai turbūt su tokiu teiginiu įmanoma sutikti ir sunku diskutuoti.
žvelgdamas į įvairius psichologų tyrimus, kurie apklausinėja žmonės ir įvairiausius eksperimentus su meno kūriniais daro, siekdami atsakyti klausimą, kada yra menas arba kada žmonės kūrinį laiko meno kūriniu, o ne meno kūriniu, tai išryškėjo tokia tiesa, kuri gal vieniems elementari, kitiems ne, kad vis dėlto nėra aiškaus susitarimo, kad savoka menas nėra natūraliai, jinai yra iš esmės socialiai konstruojama priklausomai nuo socialinio, kultūrinio konteksto, nepaisant to, kad meninį išsilavinimą turintys žmonės arba, pavyzdžiui, meno organizacijų darbuotojai yra linkę laikytis tokio objektyvistinio požiūrio, kad vis dėlto galime aiškiai skirti, dėti, kas yra menas, kas ne ir kas yra geras menas, kas yra, nežinau, prastas menas, nevertas galerijos, sakykime, ar kino ekrano, bet tyrimai rodo, kad iš tikrųjų net tarptų meninį išsilavinimą turinčių žmonių nėra vienbalsio sutarimo. Pavyzdžiui, duodant žmonėm, tarkim, 100 skirtingų objektų ir klausiant, ar tai yra menas ar ne menas. Vieną pavyzdį paėmus, pavyzdžiui, miręs medis, čia menas ar ne menas. 84% žmonių atsako, kad miręs medis tai yra menas, 16% atsako, kad ne, tai nėra menas. Ir tarptų 16% daugiau negu pusė yra meninį išsilavinimą turinčių žmonių. Tai tas komplikuoja šiek tiek dalykus, kur, sakytų, meninį išsilavinimą turintys žmonės, sakytų, kad tam, kad mes kūrinį vertintumėm kaip meną, turi būti kažkoks intencionalumas, kažkokios sąmoningos pastangos, ne tiesiog gamtoj nutikęs dalykas. Ir čia irgi, kas kalbant apie psichologiją, išryškėja, atrodytų gal irgi savaime suprantami dalykai, bet kai tai pačiupinėjama kažkokiuose tyrimuose, gal kitaip išsiryškina, ar bent jau pasitvirtina, kad tai yra, iš tikrųjų egzistuoja mūsų nuostatose, sakykime, apie patį meną. Tai kad labai svarbus yra ir žmogaus estetinis nusiteikimas, kad vertinti kažką kaip meną. Tai kažkuria prasme panašu ir dalinai į nuotaiką. Žmogus vieną dieną gali būti labiau estetiškai nusiteikęs ateidamas kažkur arba stebėdamas, nežinau, bet kartais mes galime tokiu buitinių kasdienių lygmenių praeiti pro Vilniaus gatves eidami į darbą. Kartais galim taip žvalgytis į architektūrą ir tada staiga tos įprastos gatvės, kažkokie įprasti statiniai mums tampa kaip architektūros kažkokiais meno vaisiais, sakykime. Tai čia yra svarbi dalis ir svarbi dalis dar yra konteksto, kad, pavyzdžiui, šiandien nešiausi iš namų šiukšles į konteinerį, tai ten visai ne menas, bet jeigu aš tą maišą, pavyzdžiui, čia kur nors išverščiau mo muziejui ir uždėčiau kokią nors lentutę, kad, pavyzdžiui, čia tapatinant su šitą jungišką parodą, tarkim, Gedimino Tumėno ten kokia tarpdisciplininė instaliacija, jeigu dar white noise'as grotų ir, sakykime, kokia šešėlinė vartotojiškos kultūros pusė. Jau kietai skamba. Aišku, čia tik tai viena loginė grandinė, kuris sieja šiukšlės su menu, bet jeigu dar dvi pridėtų, iš vis jau labai konceptualus būtų menas. Tai tas kontekstualumas ir nusiteikimas irgi yra labai svarbus tame, ką mes vertiname menu. Ir tarp disciplininiam menui reikia nepamiršti, kad kineskopinis televizorius turi kažką rodyti labai neaiškaus visada. Niekai beje. Tai žodžiu, pagal tavo tą apibrėžimą, tai kad turi intencionalumas būti, tai tada visi sutarėm, kad bananas prikliuotas ant sienos menas. Taip gautųsi, taip. Gerai, o grįžtant vėl prie psichologijos, tai aš kai galvoju apie meną iš labai tokios istorinės perspektyvos, net prieš istorinės, man teko šiemet lankytis Šiaurės Ispanijai, kur teko pabuvoti urvuose, kur yra pirmykščių žmonių piešiniai. Ir pats seniausias, kurį mačiau, buvo 40 000 metų senumo. Ir tas patyrimas žiūrėti tą piešinį toksai buvo labai stipriai emociškai įtraukė mane kažkaip, labai daug tokių apmąstymų sukėlė. Ir aš pradėjau tada domėtis tais klausimais, daugiau skaityti. Ir vis tiek panašu, kad menas tai yra tokia kaip archetipinė žmogaus veikla, kad bent jau tie archeologiniai tyrimai, kuriuos mes turim šiais laikais ir duomenis, rodo, kad menas 10 000 metų anksčiau atsirado negu raštas. Tai jeigu raštas ten 3100-3400 metų prieš Kristų, tai tai, ką vieningai daug mokslininkų sutarė kaip menu, jau pirmieji dalykai atsirado 70 000 metų, prieš Kristų 60 000 metų. Ir kodėl aš miniu tuos istorinius faktus, nes man atrodo, kad tai parodo, kad tai buvo kaip tam tikra kažkokia neišvengiamybė mūsų raidos kaip žmonijos, žmogaus kaip rūšies
raidos etape, kai ir kai kurie psichologai, net nežinau, ar tai yra psichologai, bet yra tokia labai įdomi sritis moksle kaip kognityvinė archeologija. Tai remiantis archeologinių tyrimų radiniais, keliamos visokios prielaidos apie tai, kaip vystėsi žmonių smegenis, ar jų galėjo ten kalba būti, gal dar kalbos nebuvo tuo metu. Tai panašu, kad kai radosi menas, tai ir parodo, kad žmogaus psichika pradėjo vystytis ta linkme, kad atsirado simbolinis kažkoks žvilgsnis į pasaulį ir kažkoks abstraktus mąstymas. Tuo pačiu tai parodo, kad žmonėms kažkaip ėmė rūpėti nebe tik išgyventi, tai reiškia ne tik susimedžioti kažką, užsikurti laužą, pavalgyti ir kažkaip nežūti nuo plėšrūnų, bet dar ir rūpėjo kažką palikti. Ir įdomu, kad iš visų simbolių, kurie rasti urvuose, yra vienas labai toks, archetipinis ir atsikartojantis visose žemynuose. Briedis. Atsiprašau. Ne briedis. Tai buvo žmogaus ranka. Ir labai įdomu, kad jinai nupiešta buvo, ne tai, kad nupiešta, bet kad taip ją palikti, kokiu jinai būdu yra palikta tuose urvuose, skirtingose žemynuose. Tai reikėjo šiaip labai daug kūrybiškumo, kad ten reikėjo surasti dažų pigmentą, ten reikėjo rasti kažkokią tubelę, panašu, kad naudodavo gyvūnų kaulus ir jie pūsdavo, jeigu atsimenat vaikystėje tie flomasteriai, kur papurtai ir tada puti ant kažkokių trafaretų, tai panašu, kad ir pirmykščiai žmonės. Tai darė, kodėl ta ranka tokia svarbi, nes čia toks archetipinis pats pirmas simbolis ir toks ženklas, kad aš čia buvau. Kad toks pasilikimas, išlikimas ir istorijai kažkoks ir pažymėjimas, kad aš čia esu, tuo pačiu ir galios kažkoks simbolis, nes paskui jiem tą pastebėt, kad ir ant gyvūnų tas rankas dėdavo, bet man tą įdomu kažkaip buvo ir sužinoti, ir suvokti, ir kartu parodo, kad menas ir šiaip ta kūrybinė raiška tai toksai būdas žmonėm peržengti ir tą savo tokią būties, savo tos būties tokį ribotumą ir apsibrėžimą, kad aš ten tik kažkiek metų gyvensiu. Tai man labai įdomu šitie dalykai ir kad tai yra archetipinė veikla ir kad jinai tikėtina atsirado galbūt net dar iki kalbos, dar žmonės galbūt negalėjo kalbėti taip, kaip mes kalbam dabar, bet jau kažkokios meno formos buvo ir tai rodo, ant kiek tai yra svarbu ir kiek tai yra universalu ir tokia neišvengiamybė, kad atrodo, kad pasaulis be meno jis negalėjo būti. Žiūrėjau, čia taip pasufleravai man mintį apie tai, kad turbūt galima būtų ir kalbėti, kad mes pasaulį pažįstam skirtingais būdais. Galim su ranka paliesti, kažkaip sensoriškai jį pažinti. Šiuo metu turbūt neklaida būtų sakyti, kad karaliauja mokslinis pasaulio pažinimo būdas. Mes per faktus, per mokslą, per tyrimų prisirašiau, kad nešlamštą kalbėčiau čia šiandien, kad kažkas rimto būtų, kad kažką vertintumėt jūs. Bet menas irgi yra vienas iš būdų pažinti pasaulį, metaforinis pažinimas galų gale, nežinau, kažkokiu įvaizdžių būdu, kai mes skaitom poeziją ir kurioje ten visiškai nelogiškos jungtis kažkokio vaizdinio su kažkokiu potyriu, su kažkokia situacija, tai mumise kažką pažadina tokio, ko, sakykime, faktinis žinojimas jis niekaip netvertų. Tai galima būtų sakyti, kad tai tokia tam tikra kitokia optika, arba ateina dar mintis, kad turbūt esat tikriausiai susidūrę su tokiu patyrimu, kai, tarkim, žiūrit ten kokį stebit spektaklį ar kino filmą ir tai, kas ten rodoma, kažkaip išgyvenate kartu ir tą jaučiat kaip kažką labai tikro jumise atliepia, kažkas, kad tokio tikro, kad net norėtųsi sakyti taip, tai tiesa. Kažkokia, kas gal net keistai skambėtų apie meno kūrinį, sakyti, kad tai yra tiesa. Tarsi mes tiesą priskiriame kažkokiam faktiniam žinojimui, galbūt kartais religiniai kažkokiai perspektyvai, bet man atrodo, kad visai ir meno sričiai galima šitą savoką, taip sakant, leisti eksploatuoti, nes man atrodo dažnai labai menas pasiekia kažką labai tokio tikro, labai gyvo, kas apie mus yra labai tikra. Tebūnie mes galim ginčytis, kad tai kažkokia subjektyvi tiesa, dar kokia nors, bet asmeniniu lygmeniu man atrodo, kad tai toks labai svarbus kanalas orientuotis šiame pasaulyje jau net nuo mažų dienų galų gale. Daug kas turbūt susidūrėt su pasakom vaikystėje, tai irgi yra tam tikras, sakykime, čia irgi galima būtų ginčytis ar meno žanras, bet sakiau, apie tai nekalbėsiu, tarkim, laikykim menu pasakas.
ir visi ten, nežinau, dramatiški išgyvenimai, gėrio kova prieš blogį, kaip ten veikia pasaulis, tai jau nuo vaikystės mes per tai kažkokiu būdu pažįstamgi. Tėvai neatsisėda pas mus, sakydami, kad žiūrėkit, 24 metais išleistas sociologinis tyrimas sako, kad nereikėtų ankstyvame amžiuje pradėti rūkyti, nes tada socialinis burbulas, ne taip vaikus bandom supažindinti su pasauliu, tai yra kitas būdas. Jo, ir dabar aš taip apie psichoanalizę pagalvojau ir čia tame ryšyje su menu ir tais visais dalykais, kuriuos tu sakai. Ir čia įvyko iš tikrųjų toks visai lūžis. Dabar nuo keliasdešimt tūkstančių metų prieš Kristų atkeliausim į 20-19 amžiaus sandūrą, kai atsiranda psichoanalizė ir vėliau jinai plėtojasi ir tada vyksta lūžis, nes mes iš esmės pradedam kitaip, mes tai sakau, žmonės bendrai dabar jau tai įsišaknyja labai giliai, kad mes esame įpratę analizuoti meną ir vertinti kažkaip ir jame ieškoti kažkokių užkoduotų dalykų, bet tai buvo pakankamai naujas dalykas, nes iki tol ganėtinai kitaip buvo pats menas vertinamas, kad tiesiog, kaip meno kūrinys kažkoks, kaip galbūt kūrybiškumo kažkokia išraiška arba kuo tiksliau atkartotas kažkoks vaizdinys, tarkim, paveiksle. Bet būdavo daug mažiau tyrinėjama, kas ten pasireiškia, kokie žmogaus psichikos turiniai ir ką padarė psichoanalizė, pradedant nuo Freudo ir vėliau kitais autoriais, tai jie pradėjo stebėti ir analizuoti ir tyrinėti, kad meno kūriniuose pasireiškia mūsų pasąmoniniai kažkokie turiniai, meno kūriniuose pasireiškia mūsų kažkokie troškimai kartais slapti ir ne visai gal tokie, kuriuos norėtume ištransliuoti, ir mūsų vidiniai konfliktai. Ir šitas žvilgsnis iš esmės pakeitė mūsų santyki su menu ir su to, kaip vertina meną, ir man atrodo, kad tai davė ir naudos, ir žalos. Tai pradedant gal nuo naudos, tai kad atsirado daugiau būdų, pasitelkti meną ir kaip pagalbos būdą žmogui, kalbant kaip meno terapija, ir per meno terapiją galima pažinti labai save nemažai. Aš gal vėliau truputį daugiau apie meno terapiją paminėsiu kokiu nors dalyku, bet tas kitas būdas, tada ta tamsioji pusė, man atrodo, kad tada mes pradedam labai psichologizuoti meną ir už kiekvieno meno kūrinio ieškoti kažkokių paslėptų motyvų, kurių galbūt ten nėra. Turbūt esate irgi girdėję, kaip ten interpretuoja meno kūrinius žmonės ir paskui autoriaus paklausia, ką jis turėjo omeny ir sako, aš visiškai ne tai turėjau omeny ir dabar supras, kuris teisus, ar autorius, kuris sako, mano intencija kitokia buvo, ar kas nors, kas sako, bet ne, gal tu iš tikrųjų nepajauti, kad tu norėjai ir šitą parodyti. Čia psichoanalitikas. Jo, čia psichoanalitikas galėtų taip sakyti, nes per meną mes tada patiriam pasąmonės turinius. Ir šitas momentas tai yra iš tikrųjų visai įdomus, kad galime tada su tuo ryšiu tarp meno ir psichologijos ir naudos gauti, bet ir tokios žalos. Ir tada to meno nebepatirti tiesiog kaip patyrimo, bet grynai patirti kaip kažkokį dar vieną objektą, kurį mes dabar analizuosim. Čia turbūt irgi žengi tą teritoriją, kur visą laiką tarp meno kūrinio ir meno kūrinio patiriančio įvyksta kažkoks santykis, abipusis, kad menas nesibaigia ties produktų, bet čia jau galbūt galima būtų eiti į filosofiją arba menotyrą. Bet man norisi šiek tiek pasukti kitų kampų, kas man irgi pasirodė įdomu, kad psichologai tyrinėja šitą klausimą, nes iš tikrųjų taip susimašius, keistasgi padaras tas yra žmogus, mesgi stengiamės savo gyvenime kažką daryti, kad mums kažkaip geriau būtų, santykius puoselėt geresnius, pinigų uždirbti, sveikata rūpintis, kitaip tariant, viską darom, kad nekentėtume, į psichoterapiją einam. Ir po to nueinam į kokį nors ten spektaklį, kur ten vien skausmas ten, arba filmą kokį siaubo žiūrim, kur ten mūsų sukrečia, tragedijas kažkokias skaitom, melodramas ten vartojam, ir raudam ten patirdami tuos kūrinius, kurių galų. Gyvenime stengiamės, kad mums neskaudėtų, einam, vartojam meną, kuris sujaudintų mus, kad iki tokio lygmens, kad ten net kažkokius gal skaudulius pakeltų. Kas čia per dalykas, šiaip atrodo vertas iškelti toks klausimas, kodėl mes taip darom. Kisti padarai šiaip pasižiūrėjus. Ir psichologai ėmėsi irgi šito klausimo tyrinėti, darė įvairias apklausas, netgi ir tyrimus rodant žmonėm, sakykime, ten ir siaubo filmus, arba ten kažkokias jausmingas ten akimirkas, tragiškas, ten netekties mene epizodus, ir klausinėjo žmonių po to, ką tu patyrei, dėl ko, ar tau buvo malonu, ar nemalonu, ir ten daug visokių detalių. Tai
Atradimas gal taip irgi neskambėtų kažkuo labai ypatingai, nes tai yra kasdienė mūsų patirtis, mes visi tą patiriam, bet kai vėlgi tyrimai patvirtina, tik kažkokį tašką savitą svorį uždeda, kad vis dėlto yra mums svarbu, tai vienas iš bazinių poreikių žmogaus yra kažkaip įprasminti dalykus ir savo patirtis, savo sunkumus. Ir neretai, va čia irgi kodėl atsiranda psichoterapija kaip institucija, mes patys savo sunkius patyrimus sunkiai pamatom iš šalies tokiu būdu, kad, taip sakant, savęs nenugramzdinti, bet kažkaip įprasminti, kad tai taptų tokiu gal sustiprinančių gyvenimo naratyvų ir panašiai. Ir per meną, per estetinę distanciją, per tai, kad tai nutiko ne man, bet tai nutiko personažui, mes galim tokiu būdu per tokį saugų atstumą išgyventi panašius dalykus, kurie rezonuoja su mūsų gyvenimu ir šiek tiek iš šalies taip, lengviau įprasminti. Ne tik paskendus savo sunkume kažkokiame ir skausme, bet tyrėjai remiasi visai tą prielaidą, tas savokos estetinės distancijos, kuri padeda net tuo metu, kai mes išgyvenam neigiamas emocijas, patirti ir teigiamas emocijas, kas irgi yra įdomus dalykas, pavyzdžiui, apie tos pačius siaubo filmus. Psichologai kankint žmonės mėgsta, ten darė tyrimus, ne vieną iš jų, kur kvietė žmonės, kurie šiaip mėgsta siaubo filmus ir tuos, kurie nemėgsta siaubo filmų. Dvi eksperimentinės grupės įrodė iš klasikinių siaubo filmų įvairias scenas ir tada davė visokias anketas. Užpildykite ten, ką jautėt, ką išgyvenot, kiek kokių jausmų, malonių, nemalonių ir panašiai. Irgi bandydami atsakyti klausimą, kurių galų žmonės traukia siaubo filmai, ko jie ten eina. Ir pasirodo atradimas toks, kad tiek to grupė žmonių, kurie nemėgsta siaubo filmų, tiek tie, kurie mėgsta siaubo filmus, visi patiria vienodą maždaug lygį neigiamų nemalonių emocijų, stebėdami siaubo filmą. Panašiai kaip žmonės nemalonias emocijas išgyvena irgi labai, skausmingą meną vartodami, kiną kažkokį labai dramatišką ir panašiai. Bet ta grupė žmonių, kurie mėgsta siaubo filmus, šalia neigiamų emocijų, patiria dar didesnį kiekį ir teigiamų emocijų. Tai buvo kažkoks adrenalinas, kažkoks kaifas, kažkas malonaus tame. Lygiai tas pats matoma ir kai žmonės net skausmingai išgyvena meno patirtį, kad tai atliepia kažkokius skaudulius, sakykime, kažkokie, apie netekti, tarkim, meno kūriniai tokie kai Simboje Mufasa miršta, tikiu, kas nežiūrėjo, išspoilinau dabar visiems, atsiprašau, bet turbūt dauguma žiūrėjot Liūtą karalių, ar ne? Aš nežiūrėjau. Taigi visi verkiam. Rimtai? Jo. Išeik, juokau. Turi būtinai pažiūrėti ir pamiršti, ką aš ką tik pasakiau. Tai visi verkiam, kai Mufasa mirė, ar ne? Kažkaip bent jau raudojom. Bet įdomus dalykas, kad tuo pat metu pasirodo, apklausos rodo, kad mes ir teigiamas emocijas patiriam, nes tai kažkaip mumise pajudina tokio irgi esminių gyvenimo dalykų kažkokį įprasminimą, kad egzistuoja gyvenime, netektis egzistuoja gyvenime, meilė ir įvairūs kiti dalykai. Ir tai kažkaip mums padeda susidėlioti ir savo pačių prasminį žemėlapį apie gyvenimą. Tai vienas iš tų momentų, kodėl mes einam ten save skaudinti. Ir tai pratęsant apie tą meno patyrimą iš tos žmogiškos pusės, tai turbūt mus dviem atvejais labiausiai paveikia meno kūriniai, kad ir kokie tai būtų, kai kažką labai atliepia ir mes kažką juose atpažįstame. Panašiai kaip humore, mums juokinga tai, kas atpažįstama. Arba atvirkščiai, kad mus labai paveikia meno kūriniai, kurie mums, pavyzdžiui, šlykštus, nepatrauklus, mes jų nenorim matyti, mes norėtume jų kažkaip nežiūrėti, negirdėti, nečiupinėti, bet irgi, man atrodo, yra labai svarbi dalis, nes tas pirmas variantas, kurį paminėjau, tai leidžia taip saugiai pažinti save ir saugiai, stebėti tą meno kūrinį, nes aš žinau, kad man tai atpažįstama, galbūt aš žinau, kad man tai labai artima tame, ką aš matau ir dėl to aš mėgstu, arba aš norėčiau, dar labiau kažkaip patirti tai, ką atpažįstu. O tas paskutinis variantas, kurį paminėjau, kai mus labai kažkaip nemaloniai paveikia tie meno kūriniai, tai, jungiškai kalbant, mes susidurėme dažnai turbūt tada matydami su savo kažkokiom nemaloniom dalim, arba kaip Jungas vadino šešėlis. Ir šitoj parodoje irgi, kas matėt, yra atskira dalis šešėlių ir klausimai visokie ant sienos įdomus surašyti, kurie padeda kitaip patirti tą meną. Tai man atrodo, kad netgi tas menas, kuris mums iš karto
sukelia atmetimo reakciją, jis tokia pažinimo prasme kartais gali būti net labiau vertingas, tiesiog mums jį mažiau saugu patirti, dėl to, kad mes dažnai būna, kad ne iki galo suprantame, kodėl jis mums nepatinka. Arba mes turime savo kažkokį paaiškinimą, kuris yra labai racionalus, bet jisai nebūtinai yra teisingas, bet labiau kaip toks apsaugantis mus nuo susidūrimo su kažkokia tema. Galbūt ta tema gali būti nuogas kūnas, galbūt ta tema gali būti, nežinau, lytinė orientacija, galbūt ta tema gali būti, nežinau, kažkoks fizinis skausmas, bet kokie dalykai, su kuriais mums dėl vienos ar kitos formos gali būti nemalonu susidurti, bet tai gali būti tam tikra labai gera pažinimo savęs forma, pabandyti kartais savęs paklausti, kodėl šitas meno kūrinys, kurį mačiau, jisai man sukėlė tokią stiprią neigiamą reakciją. Ir čia svarbus momentas, kad tai veikia ne vien tik per protą, čia turbūt dėl ko intelektualus labai menas niekada nebus toks populiarus kaip, nežinau, kažkokis muzika, pavyzdžiui, nes, tarkim, muzika, iš menų galima būtų sakyti, yra jausmų karalienė ir psichologiniai tyrimai tą patvirtina, koks meno žanras žmonėms daugiausiai jausmų kelia ir jausmiškai stimuliuoja. Tai yra muzika, nes per melodijas labiausiai, anapus žodžių mus labai stipriai veikia ir tokiu būdu mes kaip per visumą galime tą išgyventi. Tai ne tik kažkokia, nežinau, ten psichologiniai knygoje perskaityta įžvalga ir mintis, kuri stimuliuoja protą ir taip atveria naują perspektyvą, bet kartu ir pažadina kažkokius jausmus. Ir įdomus dalykas irgi, kad kasdieniai patirtį mes suprantam, kad muziką tikrai galima kažkaip stimuliuoti savo. Čia gal irgi vienas iš momentų, kad tyrimai rodo, kad, žodžiu, muzika stimuliuoja net emocinius centrus. Psichologai irgi prisigalvoja tokių dalykų, kur uždeda magnetinio rezonanso aparatų žmonėm, ten kiša MRI ir tada ten duoda visokių skirtingų muzikos žanrų klausyti ir žiūri, kas dedasi smegenyse. Tai šiaip įdomus dalykas, kad pasirodo, kad nors dabar jau šiais ten neuroplastiškumo laikais sunku kalbėti apie ten konkrečias demarkacinės zonas, ten smegenų žemėlapį ir panašiai, bet vis dėlto yra parodyta, kad vidutiniškai muzikos įvairio, nesvarbu kokios, klausytojų klausimas stimuliuoja su hipokampu susijusias smegenų sritis. Ir tos sritis yra labiausiai susijusios su prieraišumo emocijom, iš esmės kažkuria prasme meilė, prisirišimu, santykiu ir atmintimi, kas irgi yra visai paaiškinantis dalykas, kad įdomu, kad muzika kažkaip atmintį mums labai žadina, paaiškina, ką aš turiu omeny, kad geriausias būdas užsidirbti pinigų gyvenimą iš nostalgijos, tai turbūt yra sukurti kokią klasikinio roko grupę ir kai tau 70 turuoti po pasaulį, kur gal jau ten nusigroji, bet žmonės ateina nusipirkti tą nostalgišką patirtį. Ir yra tas momentas, kuris ir kiekvienam iš mūsų reikšmingas psichologiniu kampu žiūrint, kad muzika ypatingai ir paauglystėje yra labai svarbi mūsų identitetą formuojanti dalis. Ir yra tų pasakymų, pasakyk, ką klausai paauglystėje, pasakysiu, ką klausysi senatvėje. Neretas reiškinys, kad žmonės grįžta back to the roots, taip sakant, prie šaknų ir susigrąžina tą savo senąjį kažkokį tapatumą. Ir man atrodo, šiaip apskritai apie muziką galima labai daug šnekėti, nežinau, kaip pas tave, Vitalijau, bet psichoterapijos kabinete, neretai iškyla su žmonėmis bendraujant tie momentai, kur žmonės net būna klausia, o dabar man sunku, sakykime, išgyvenu ten kažkokį gedėjimą, o čia reikėtų man klausyti dabar liūdną muziką ar nereikėtų, čia gerai ar blogai, ar man bus dar depresyviau, ar bus geriau kažkaip. Ir čia yra toks dvejopas momentas ir man atrodo svarbu kiekvienam iš mūsų susitikrinti, kai mes tą darom, nes kartais tikrai, kai yra liūdna, depresyvus epizodas, klausyti melancholiškos muzikos gali dar labiau nuskandinti. Kitiems žmonėms kaip tik tas suveikia efektas tų ir neigiamų emocijų patyrimo, tai kad tai kelia skausmą, liūdesį, ilgesį, nežinau, gedulą ir panašiai, bet šalia ir kelia geras emocijas, nes yra jausmas, kad aš nesu vienas, kad kažkas pasaulyje sugebėjo į garsą sudėti kažkokią tokią patirtį, išgyvenimą, kurią ir aš dabar išgyvenu. Ir tokiu būdu kažkaip, tam tikras kaip toks savitarpio pagalbos grupės efektas, ką tik sugalvoju, improvizuoju, veikia klausant muziką. Tai čia, man atrodo, irgi svarbi dalis. Arba, man atrodo, muzika gali būti irgi, čia atėjo, man šiandien ateinant čia atėjo šitas vaizdinys, nes irgi dažniausiai eidamas gatve einu su ausinėmis, kaip ir dauguma mūsų, ir klausau kažkokią muziką ir prieš ateinant į šitą renginį iškilo klausti, tai ką įsijungti tam Spotify.
Ir ko aš čia noriu dabar. Ir taip iš karto suprantu, kad aš galvoju ne apie grupės, ne apie atlikėjus. Aš galvoju apie šitą renginį ir galvoju apie tai, kokią noriu, kad emocija man dabar stimuliuotų. Ir supratau, kad noriu kažko energizuojančio, kad taip mobilizuoti, susitelkti ir panašiai. Nu tai ten Spotify'us paprašiau undergroundinio kažkokio techno, kuris ten man nostalgijos nekeltų, bet visai gerai buvo, sakyčiau, kaip kava suveikia. Tai man atrodo, tai yra... ir ką norėjau pasakyti, kad atėjo mintis, kad man regis šituo kampu galima pasižiūrėti į muziką kaip psichoaktyvią medžiagą. Kartais mes psichoaktyvios medžiagas dažnai naudojam, kad pakeisti būseną, bet arba ten vaistus tuos pačius, bet man regis kažkokią dalį darbo net ir meno kūriniai ir ypač muzika gali to atlikti, kaip manai. Nebejotinai ir aš gal net dar galvoju šitaip, kad menui psichologija nėra reikalinga. Bet psichologijai menas yra labai reikalingas. Psichologijai plačiaja prasme tai apimant ir psichoterapiją, ir kitas giminiškas sritis. Kodėl taip manau? Kaip tik neseniai šviežiai grįžau iš Ciuricho, kur buvau kongrese analitinės psichologijos. Ir to kongreso tema buvo, aš taip angliškai pasakysiu, nes truputį gal geriau skamba, Experiences of the Non-Understandable. Patirtis kažko nesuprantamo labai. Ir ten buvo šimtai pranešimų per savaitę laiko paskaityta įvairiausiomis temomis ir kas tikrai kartojosi ir buvo labai nemažai prieigų prie tų nesuprantamų patirčių, tai buvo viskas, kas susijęs su menu, dažniausiai kažkokiom piešimo formom, kartais kitokiom formom, bet viskas, kas susijęs su mūsų kūrybiškumo pasireiškimu. Ir kodėl psichoterapeutai taip domisi šitais dalykais, dėl ko aš sakau, kad psichoterapija ir psichologijai menas labiau reikalingas negu menui ta psichologija, dėl to, kad per tai, kaip žmogaus kūrybiškumas ir tas meniškumas reiškiasi, mes galime prieiti prie dalykų, apie kuriuos mes kartais negalime dar kalbėti. Ir, pavyzdžiui, darbas su psichologinėmis traumomis yra viena iš tų sričių, bet nebūtinai gali būti, kad žmogus dar net negali pasakyti kažko, nebūtinai, kad tai yra per sunku. Galbūt dar nežino, kaip tai išsakyti žodžiais, bet psichika per ryšį su menu ir per tą ryšį su kažkokia kūrybinė veikla kartais jau pasako mums dalykus, apie kuriuos mes negalim kalbėtis. Dėl to, man atrodo, šitas aspektas yra tikrai svarbus ir toks psichologas Ralfas Vogelis sako, kad, pavyzdžiui, psichoterapija, jinai turi reikalų su tokiais labai neapibrėžtais ir neaiškiais dalykais, kaip pasąmonė, prasmė, mirtis, savastis ir panašus dalykai, kurių tais mums bent jau 2025 metų technologijų pagalba mes dar negalime išspręstų klausimų ir negalime net gauti prieigos. Ką reiškia, pavyzdžiui, kalbėti apie mirtį ar ten kaip tyrinėti mirtį? Numirė žmogus arba nenumirė žmogus. Galima ten tyrinėti, kokios ten medžiagos išsiskiria, bet tik tiek, arba kaip tyrinėti tokį dalyką kaip pasąmonė. Šiaip neuromokslai iš vis pasąmonės kaip tokio termino ir žodžio nelabai yra tik tais terminas, pavyzdžiui, non-consciously, tai reiškia kažkas atliekama nesąmoningai. Tai, pavyzdžiui, gyvūnas reaguoja į dirgiklį nesąmoningai, bet ne pasąmoningai. Pasąmonė jau turime reikalų su kažkokiais turiniais, kurie tenais glūdi ir jungiška psichoterapija nuo pat atsiradimo pradžios labai daug dėmesio skiria menams ir Jungas ir labai skatino piešti savo klientus ir pats labai daug piešia ir vienas iš tokių mistinių pavyzdžių, kaip gali psichikos turiniai mums padėti prisiliesti prie to, kas yra nesuprantama, tai yra dar neišaiškintas dalykas, bet jį kartais vadina psichoidu, tai yra toks specifinis ryšys tarp psichikos ir materijos, ir tarp fizinio pasaulio ir psichinio pasaulio, ir yra netgi pavyzdžių užfiksuota, kaip žmonės nupiešia ar sukuria kažką, ko dar niekas nėra atradęs, bet jau vizualiai tai yra pavaizduota. Tai pavyzdžiui, Jungas sirgo kaip tas gripas vadinosi po pirmo pasaulio, ispaniškas, man atrodo, ispanišku gripu, kur labai daug ten gyvybių nusinešė ir jis pats labai sunkiai prasirgo, bet jisai paišė sirgdamas ir turėdamas temperatūros ir labai įdomu, kad vienas iš jo piešinių
turėjo per vidurį tokį simbolį, kuris vėliau jau paaiškėjus, kai atsirado moksliniai metodai kitokie, labai tiksliai atitiko to gripo viruso, tą molekulinę, nežinau kaip čia pasakyti, ne formulę, tą patį vizualą, taip kaip atrodo gripo virusas, Jungas kažkaip nupiešė tą. Netaip seniai pavyko mokslininkam išsiaiškinti, kad pasirodo Van Gogo tas garsusis paveikslas, ta žvaigždėta naktis, turbūt daugelis žinot jį, ten kur tai banguoja, vingiuoja, ten žvaigždės, debesis ir kiti dalykai, kad pasirodo atitinka visas tas atvaizdavimas turbulencijos kažkokį fizikinį reiškinį. Aš kadangi neišmanau, tai negaliu komentuoti, bet skaičiau straipsnį apie tai, kad neaišku, ar čia tiesiog toks atsitiktinumas, ar čia kažkoks tas psichoidas, kaip vadina kai kurie autoriai, bet tokie istorijai dalykai yra užfiksuoti ir jų galima ir daugiau atrasti ir man atrodo, tai labai įdomu, kai pasireiškia tokie dalykai, kad mes per psichikos turinius ir jų kažkokią raišką galime prisiliesti prie to, kas yra net pažįstama mums. Ir dar nepažįstama, bet galime susipažinti kartais net po keliasdešimt metų pamatyti, kad psichika mums parodė per savo kūrybinę raišką kažką, kas yra labai svarbaus. Ir jo, čia pratęsant, ką tu sakai, tai meno terapija apskritai kaip toks žanras stovi ant tos prielaidos, kad kūrybinė raiška gali mums padėti atrasti arba atkurti kontaktą su savim, susipažinti iš naujo su savimi, nes prielaida yra ta, kad kūrybinė raiška yra mažiausiai filtruojama raiškos forma žmoguje, o per kalbą mes filtruojam save, konstruojam kažkokiu būdu. Tas pats vyksta ir psichoterapijoje, tas pats vyksta kasdieniam gyvenime, bet jeigu mes leidžiam savo, nežinau, ten kažkaip iššokti save, kažką ten lieti ant popieriaus ir dar kokiu nors būdu, tai kas ten pasireiškia, būna neretai netgi tai, apie ką mes patys nepagalvojam. Ir meno terapijos metodai net iš tikrųjų psichologiniai diagnostikoje pasitarnauja. Pats, kai dirbau psichiatrijos ligoniniai, tai kai kurie momentai ieškant diagnozių, pavyzdžiui, galima per piešinį nustatyti, taip žinoma, reikia ir papildomų duomenų, iš vieno niekada negali nustatyti, bet tai labai padeda piešinys atskirti, pavyzdžiui, organinę depresiją nuo, sakykime, emocinės psichologinės kilmės depresijos. Ar tai yra dėl kažkokių neurostruktūros pokyčių, kurių dar gal, nežinau, magnetinis rezonansas neranda, dar nemato, bet jau tas atsispindi, versus ten psichologinė kilmė, nežinau, gyvenimo sunkumai, iššūkiai kažkokie ir panašiai. Tai net diagnostikai naudojama, bet kalbant apie pačią meno terapiją, tai iš tiesų yra labai daug įvairiausių sričių, kur dirbama, sakykime, su vaikais meno terapijos metodais, nes jiems daug sunkiau pasakyti, jie gali nesunkiai nupiešti ar kažką ten su figūrėlėmis parodyti. Smėlio dėžės metodas ten yra ganėtinai toks populiarus, taip pat ir su paaugliais, taip pat su žmonėmis, kurie turi sunkias psichikos ligas, irgi kartais sunkiau reflektuoti ir apibūdinti savo patirtį, bet kažkokiu meniniu būdu išreikšti, tai irgi gali padėti. Arba žmonėms, kurie apskritai turi žemesnę savivertę. Tai čia, man atrodo, ne tik tai, kad su specialistu, kas jau yra, bet man atrodo ir tokioj savęs pažinime galima irgi patiems tą taikyti. Tas pats, sakykime, man atrodo, nežinau, čia gal toliau nuo meno, bet labiau siejant su tokia kūrybinė saviraiška. Tarkim, tas pats laisvo rašymo metodas, nežinau, ar esate bandę kas nors, kur rašai nesustodamas ir nefiltruoji tiesiog ir tada supranti, kad oho, tai aš tai dabar galvoju ir tai išgyvenu ir taip pat save nustebini, ištraukdamas už to filtravimo, už tos cenzūros. Tai ir čia yra irgi meno terapija atsiremia į tokią prielaidą, kad mes šiaip visi esame iš prigimties nuo vaikystės kūrybingi. Tik tai tas jada, sulaužo visi mūsų kūrybingumą ir tada mes tą prarandam, pradedam parintis, kaip mes ten save išreiškiam, čia nepakankamai gerai, čia kiti fainesni, protingesni ir visokie kitokie dalykai, žodžiu, gyvenime nutinka. Bet tada grįžtant prie kūrybinių metodų, mes galim vėl susisiekti su tuo vaikiškuoju, kažkokiu kūrybiškuoju pradu ir tai gydo. Ir tyrimai rodo, ir praktika, kad tai gydo. Tu užsiminė apie tą kūrybiškumo nužudimą, tai aš atsimenu iš studijų laikų, kaip mokėmės analizuoti vaikų piešinius ir ten labai
taip gražiai išreiškia, kad iki kokių 5-6 metų maždaug vaikai gali piešti ir jų piešiniai gali priminti modernių menininkų piešinius ir labai būti tokie neįsprausti rėmus, o nuo tam tikro amžiaus, ir dažniausiai tai prasideda su mokyklinio amžiaus, vaikai pradeda piešti labai tokius struktūruotus, atsikartojančius, ganėtinai nuobodžius piešinius. Vėl, turbūt ne visi, gal yra vaikų, kurie, kitokioje aplinkoje auga, bet čia bendrai tokia tendencija, kad ta visa aplinka su teisingais ir neteisingais atsakymais labai paveikia ir tą kūrybiškumo raišką. Todėl labai daug žmonių, kai yra paklausti, ar moka piešti, atsako ne, suaugę. Teisingas atsakymas turėtų būti, kad moku piešti, bet gali man nepatikti, ką nupiešiu. Nes ir va šita mintis labai nuskambėjo, man atrodo, ir kažkuriam pranešime, kad kai buvau toj konferencijai, nes kartais žmonės labai sunku paskatinti užsimti kažkokią meninę veiklą, nors tai galėtų jų, pavyzdžiui, problemos atveju duoti ir kažkokios potencialios terapinės naudos, vien dėl to, kad juos varžo kažkokie vidiniai įsitikinimai, ką jie gali, ko jie negali ir kad čia bus gal teisinga, neteisinga, gražu, negražu. Tai man taip noris kažkaip akcentuoti, tokioj meno ir kūrybos saviraiškoj nėra gražių, negražių dalykų, yra labiau man patinka, nepatinka. O čia yra įvertinimas ir daug svarbiau geriau rasti būdą, kaip išreikšti dalyką, negu nebandyti jo apskritai išreikšti vien dėl to, kad labai bijai tą padaryti. Ir kadangi vis tiek ir šita paroda su jungiška psichologija siejasi ir Jungas turbūt vienas iš tokių pagrindinių autorių, kuris iškyla kalbant apie meno ir terapijos ryšį, nes jis buvo tikrai, galima sakyti, vienas iš pradininkų meno terapijos. Tai man tokios dvi mintis užkliuvo ruošiantis ir man atrodo, kad jas visai galima būtų pacituoti, ką pats Jungas sakė. Tai viena iš jo minčių skamba taip, kad supratau, kad sieloje arba psichikoje esama, sieloje, tai jisai psichika siela kartais vadindavo, esama dalykų, kuriuos ne aš sukuriu, bet jie patys susikuria ir gyvena savarankišką gyvenimą. Ir man atrodo, kad čia yra labai svarbi mintis, kad menas yra apie dalykus. Taip galima tikrai labai intencionaliai kurti meną ir sugalvoti, kad dabar nupiešiu, nežinau, kažką, arba nulipdysiu kažką, arba sukursiu dainą apie kažką. Tikrai galima intencionaliai kurti. Bet yra labai daug dalykų kūrybos pasireiškime ir mene, kurie yra būtent tie tokie, apie kuriuos rašo Jungas, kurie iškyla, arba anglai turi dar geresnį žodį emerge, kažkaip iškyla ir būna ir gali mums labai nepatikti, kas ten iškyla, dėl ko žmonėms gali būti šiaip labai nesaugu piešti, pavyzdžiui, tuos dalykus, kurie iškyla, nes galbūt iškils kažkas, kas mane išgąsdins, arba kas mane patiks, arba kas mane supykdys, nuliūdins, bet čia yra irgi svarbi dalis tokio kultivavimo su savo tais vidiniais turiniais ir galima sakyti su pasąmonė. Kartais leis pažiūrėti, kokie ten dalykai iškyla ir gal ten galima net pasikalbėti su tuo, kas ten iškyla, jeigu tai yra kažkokia būtybė, žmogus ar, nežinau, ar padaras, gal jisai nelabai piktas bus, gal jis ir draugiškas gali būti, nes net kalbant apie pirmykščių žmonių piešinius, ganėtinai greitai jie pradėjo piešti dalykus, kurių nėra mūsų pasaulyje. Tai yra, kad piešia bizonus, bet šalia yra ir, pavyzdžiui, pusiau žmogus, pusiau gyvūnas. Ir viena seniausių, pavyzdžiui, skulptūrėlių atrasta 40 000 metų senumo, vadinasi liūtažmogis arba Lion Man, kur yra apie 30 cm dydžio skulptūrėlė, kuri vaizduoja liūtą, bet tokiu žmogaus pavidalu ir ten labai įspūdingai, jinai, man atrodo, Austrijoje yra ta skulptūrėlė kažkurio muziejui, bet kad tai rodo, kad mūsų psichikoje ir vaizduotėje yra dalykai, kurie nebūtinai tik reprezentuoja tą fizinį pasaulį, kurį matom, bet tai yra kažkokie dalykai, kurie iškyla ir tikėtina, kad ir panašios reprezentacijos tiek pirmykščių žmonių mene, tiek ir šiuolaikinėme mene yra dalykai, kurie tiesiog iškilo, ne kurie kažkaip sugalvoti tuo mąstymo būdu, dideliu galvojimu ar kažkokiu brainstorminimu, bet tiesiog pažiūrėti, kas iškyla ir turėti su tuo santykį. O kita mintis, ir jau galėsiu perduoti estafetę tau, tai yra apie tai, kad menas yra būdas, meno raiška ir būdas pamatyti kažkokius vienpusiškumus. Tai Jungas sakė, kad kaip individo sąmoningo požiūrio vienpusiškumas
yra koreguojamas pasąmonės reakcijomis, taip ir menas yra savireguliacijos procesas tautų ir epochų gyvenime. Tai kad ne tik individuo lygmenių, bet ir tokių kultūrinių lygmenių per meną mes galime pamatyti, kas vyksta šiuo metu visuomeniai, kas vyksta kultūroje, kokie kompleksai kartais iškyla mūsų kultūroje. Ir daug yra tų meno pavyzdžių, pavyzdžiui, daugam žinomas tas dadaizmo judėjimas mene, kuris apie Pirmą pasaulinį karą radosi, kuris buvo irgi tokio chaoso įnešimas, tokių taisyklių laužimas, kuris, atrodo, pratrūko kartu ir su visu tų karu Pirmo pasaulinio karo metais, nes iki tol žinom, kad buvo ta tokia Viktorijos epocha, labai tokia, struktūruota, labai tokia griežta, ir Freudo visa teorija irgi tame radosi, tokiam rigidiškume, visokiam nuslopinime. Tai menas toks būdas irgi pamatyti tai, kas mums yra nežinoma, nes mes galim žinot kažką labai apie save ir sakyti, kad aš žinau, kad esu toks, arba kad mes esam tokie, bet menas gali parodyti, kad žiūrėk, galim būti ir dar kitokie, nes iškilo kažkas labai nepažįstamo, labai kitokio. Pradžiai pamiršom paminėti, mes dar 14 minučių pakalbėsim, tada bus erdvė jūsų klausimams, refleksijoms, replikoms, ginčams ir panašiai. Tai ruoškit visą arsenalą, diskutuosim kartu su jumis. Perimant estafetę paminėjai kolektyvinius momentus, čia labai siejasi su kolektyvinė psichologija. Net profesorės Danutės Gailienės tyrimai apie kultūrinės traumas yra parodę, kad pavyzdžiui, jeigu žmonės, kurie patyrė kokį nors kultūrinį traumuojantį poveikį, pavyzdžiui, nežinau, ten Černobylio demontatoriai arba ten tremtiniai, kurie buvo ištremti, ir jiems grįžus į kasdienį gyvenimą visuomenėje ir sociume nėra jokios meninės raiškos, kuri yra susijusi su ta tematika, tai žymiai sunkiau išsigydyti potrauminius efektus negu tuo būdu, kai atsiranda kažkokie koncertai tam dedikuoti, kažkokios parodos tai temai dedikuotos, muzikiniai kūriniai, kažkas apdainuoja tą epochą, kad tai labai sustiprina. Ir čia apie kolektyvinę, tai galų gale apie kolektyvinę psichologiją kalbant, kad tai ir sujungia mus tie dalykai. Mes turim himnus, ta prasme, tautiniai identitetai kažkuria prasme irgi, čia jau filosofuoju, improvizuoju, bet meninės fikcijos, tai nėra realybėje atitikmens šito dalyko, tai yra susitarimas kažkoks. Mes sugalvom spalvotą kažkokį dalykėlį, kurį ant medžiagos kabinam ir plevėsuoja tenais, sugalvojam, ką ten padainuojam, sugalvojam brandą savo, lietuviai, ir kažkaip visi šitos organizacijos dalim tampame. Tai fikcija visiška, tai nesąmonė, neegzistuoja tikrovė, jeigu tai pasižiūrėjus, bet tyčia aš tą taip sakau tokiu būdu, kad kartais tokie dalykai mums yra patys svarbiausi esminiai dalykai, tai kas yra, sakykime, tokios gal meninės tikrovės dalis kažkokios, ar kolektyvinės psichologijos dalis, arba nežinau, jeigu dabar apie aktualijas kalbant, galvojant apie Ukrainos karą, tai kiek yra, tarkim, karo dainos, kaip atskiras meno žanras, kiek tame yra tokio, sakykime, psichologinio turinio, kuris ir vienyje, ir stiprina, ir leidžia ir gedulą išgyventi, ir atsikelti vėl rytoj. Tai yra labai reikšmingi dalykai ir man atrodo, kad karui vieną dieną užsibaigus, turbūt jis 100 metų nesitęs, meno reikšmė bus fundamentali šitoje vietoje, kad kažkaip įprasminti visą tai, kas buvo, ir filmams kurti, muzikai kurti, parodoms ir taip toliau ir panašiai. Tai čia apie kolektyvinį momentą. Tu dar paminėjai vieną mintį apie tai, kad apie patinka, nepatinka. tą subjektyvistinį momentą, kai mes vertiname meną, irgi psichologai gilinosi. Tai viena vertus, dauguma mūsų sutinka, kad dėl skonio nesiginčiama. Ir yra tyrimai atlikti, pavyzdžiui, prastiems žmonėms, duodami ten įvairios poros meno kūrinių ir klausimą, kuris geresnis. Tai tas geresnis meno kūrinys ar tas geresnis, nesvarbu, ar ten būtų dailės, fotografijos ar kažkokie kiti kūriniai, o gal jie vienodai geri, gal čia priklauso nuo požiūrio. Ir arti 100% žmonių laikosi nuostatos, kad dėl skonio nesiginčiama, kad negalima sakyti, kad, nežinau, Van Gogas geriau negu ten Da Vinčis, o ten, nežinau, Jessica Shy geriau negu solo ansamblis, sakykime. Nu, vat, skonio reikalasgi, tau patinka solo ansamblis, man patinka Jessica Shy, čia hipotetinis, jeigu ką. Tai... Bet realybė kasdienė rodo, kad šiaip tai mes žiauriai daug ginčiamės dėl skonio. Ta prasme, vieni su kitais plėkimės. Negi žiauriai kietai yra solo ansamblis. Tu nueik paklausyk, kad tu neišmanai ten muzikos, dar kažką ten. Arba tas filmas yra žiauriai geras. Ne, man tai nesąmonė. Pričom čia nesąmonė. Nu, va, ta prasme, kad kasdieniai patirtis rodo, kad
kažkaip mes nesivadovaujam tuo, ką deklaruojam, kad tikim. Čia jau psichoanalizės momentas ateitų, kad ne visada sąmoningai elgiamės. Ir įdomus dalykas, psichologai ėmė knystis į šitą klausimą vėlgi. Kodėl taip yra, kodėl mes ginčijamės dėl skonio, nors eksplicitiškai visada pasisakome, kad dėl skonio nesiginčijama šitoje vietoje. Meninio skonio turiu omeny. Ir pasirodo, kad atliekant kažkokios apklausas, interviu įmantį žmonių, išryškėjo tokie dalykai, kad mes visgi labai meną siejam panašiai, ką minėjau, su muzika, su savo identitetu. Ir mūsų meninį skonį mes irgi siejam su savo tapatumu. Ir tuo metu, kai tarp dviejų draugelių ar dviejų bičiulių draugių vyksta kažkokia diskusija apie kokį nors atlikėją arba meno kūrinį ir vyksta ginčas, aistringas, karštas ginčas ir ten gal net kas nors užsigauna, tai man atrodo svarbu atsiminti tą momentą, kad čia dažnai vyksta diskusija ne apie dalyką. Kad kvestionuojamas ne pats objektas, bet kvestionuojamas mano tapatumas. Ir mes asmeniškai išgyvenam tuos ginčus, kad maždaug sunku, nes mums sunku priimti, kaip tu gali laikyti tai, kas man labai svarbu ir, man nežinau, randa atgarsį mano sielos kertelėse giliausiose kažkuo lievu. Nu, tai įžeidimas, akibrokštas kažkoks. Tai čia irgi, man atrodo, svarbi dalis, kaip ten, Nykščio taisyklė, anksčiau mėgdavom sakyti šitos momentus, išsinešti į praktiką, kad kai ginčiame su draugais, reikia kartais taip pat atsargiau, kad okei, čia tu sieji su tuo, nors galim iki ten numirimo ginčytis. Nors, vėlgi, kitas momentas, kad žmonės, kurie turi meninį išsilavinimą, vis dėlto yra linkę skirsti gerą nuo prastą, nors kasdieniam patyrime irgi atsiskleidžia panašus momentai. Jo, ir man atrodo, kad tame skirstime dar patinka, nepatinka, aš taip galvoju dabar iš tokios meno, gal istorijos perspektyvos, kad kiek daug yra istorijų kūrinių meno, kurie savo laiku atsiradę, jie nesulaukia kažkokio didelio susidomėjimo arba kaip tik juos labai nuvertino, bet jie vėliau tapo ganėtinai žinomais ar kai kuriais atvejais net genialiais kūriniais. Ir tai irgi kartais parodo, kad menas tai yra būdas išreikšti dalykus, kuriem kartais visuomenė dar nėra laikas. Pavyzdžiui, kad visuomenė galbūt dar nenori priimti tam tikrų dalykų, arba tuo metu visuomeniai tai yra kažkaip, nežinau, svetima labai. Ir man, kadangi, aš mėgstu lankytis tose parodose, galerijose, tai man patiko Pegės Guggenheim, kuri yra Venecijos tos muziejaus įkūrėja. Jinai ten savo kolekciją paliko ir ten ją galima iki šiol aplankyti. Kad tuo metu, kai jinai supirkinėjo, daugelis tų autorių buvo arba labai nevertinami, arba iš viso, pavyzdžiui, nacių pripažinti degeneratais, taip ir vadinasi, degenerate art kažkaip. Ir tikrai aš turbūt gal iš to meto žmonių perspektyvos, kai kurie darbai ten tarpukariu turėjo labai crazy atrodyti, kas ten būdavo nutapyta, bet praeina šiek tiek laiko ir dabar jie kabo ir žmonės moka pinigus, kad juos pamatyti, ir jeigu nori nusipirkti, kartais ir kelis milijonus teks paploti, jeigu iš viskas nors pardavinės tą darbą. Tai man atrodo irgi, kad per meną galime pamatyti tokios ir ateities kartais dalykus, kažkas, kas ateityje gali būti aktualiau negu yra dabar. Jo, pavyzdžiui, mokslinės fantastikos žanras, daug dalykų išpranašavęs. Man dar porą minčių pasidalinsiu ir, man atrodo, galėsim po truputį judėti link diskusijos. Man dar pasirodė įdomu, kai psichologai bandė tyrinėti, kodėl visgi mes kažkokį vieną meno, ne žanrą, bet vienus meno, sakykime, produktus, nemėgstu šito žodžio, nesugalvoju geresnio, meno darbus. Vertiname kaip geresnius, o vis dėlto kitus ne. Ir kas lemia tą dalyką? Pavyzdžiui, kodėl visai daug žmonių nelabai vertina tapyboje abstraktų meną. Laiko tokiu paprastu, kas tas ten Malevičiaus kvadratą, kas čia tą kvadratą nutapyti. Ir kai tai sako žmonės, kas čia vyksta šitoje argumentacijoje, tai pasirodo išryškėja tas momentas, kad paprastai žmonės, kurie neturi meninio išsilavinimo, yra linkę labiau vertinti tą meną, kai yra matomos pastangos, kurios buvo įdėtos į tą kūrinį, ar tai būtų ten filmas, ar tai ten būtų koncertas, ar kažkoks, nežinau, tapybos darbas, kuris didelis ir ten daug detalių, saukos, koks nors ten paveikslas, tai yra daug kiečiau negu, nežinau, nesugalvosiu dabar pavyzdžio, keli abstraktus štrichai, apsidairiau, neradau prasto meno šitą muziejų.
paflirtavau su Moka. Tik tai žodžiu, mes turime matyti pastangas, bet kitas momentas, kad yra kažkokia riba. Ten, kur meno vartotojas, for the lack of better term again, mato per daug kūrėjo pastangų, tada devalvuojasi meno kūrinys. Ir irgi čia klausimas, kodėl taip yra, nes tai praranda kažkokią magiją. Turiu omeny magiją talento, meistro, kūrėjo kažkokio. Meistras neturėtų super prakaituoti ir plušti, iš jo kažkaip turėtų kaip biški ne iš įprastojo mirtingojo išeiti ten kažkoks tas meno kūrinys. Na, panašiai čia kasdieniškiausias pavyzdys turbūt nuėjus į muzikos koncertą. Jeigu tu matai, kad muzikantas ten baisiai pluša ten su savo instrumentu, kramtydamas lūpą susikopnu, tu supranti, kad jis turbūt ant savo galimybių ribos, bet jeigu jis atsipalaidavęs groja, kažkaip vertini labiau kaip gerą muzikantą arba gal net kaip gerą muziką. Ir čia įdomus momentas, kad šiaipgi mes visi labai protingi ir moksliški ir faktais linkę vertinti tikrovę, bet, pavyzdžiui, keliant klausimą, kodėl žmonės nevertina reprodukcijų, kur identiškas darbas lyginant, sakykime, su originalu arba kažkokiu ten plagiatu ir panašiai, kurie visiškai 100% atitinka tą tikrovę, arba AI-aus generuotas, sakykime, meno aktualumas, nes pasirodo tame viena nerandama pastangos, dėl to mes nuvertinam, kad reprodukciją lengva padaryti, vienas kriterijus, antras, žmonės pasirodo dažnai atsiliepia, kad tame nebuvo meistro prisilietimo. Ir ten yra įdomių momentų, daug visokių, tarkim, ir tapybos meistrų turėjo ilgą laiką pameistrius, kurie kažkaip didelį darbą atlikdavo, bet jie ten suvadybindavo. Sakoma, netgi yra šaltinių, kad Šekspyras pasirodo buvo CEO labiau negu kad vienas single autorius, kad ten buvo daug visokių žmonių, kur UABas, taip sakant, buvo. UAB Šekspyras, turbūt reikėtų sakyti. Tai ir čia yra įdomus momentas, kad tokį meną, kur, sakykime, pameistrio yra darytas, bet su meistro prisilietimu mes vertinam labiau negu reprodukciją, nes tas toks magiškasis, tas to genijaus kažkoks prisilietimas mums kažką tokio, tos magijos duoda, nors, sakykime, taip faktinė tikrovė vadovaujamės, bet mums reikia to kažkokio ypatingumo, kažkaip sudvasiname tada tą kūrinį. Apie Šekspyrą tai nežinau, žinok, neseniai žiūrėjau seną Donskio paskaitą ir ten sakė, kad jau paneigė šitą faktą, bet nesu. Gali būti, nepretenduoju žinojimą. Tai čia tik, kad apsaugot, nežinau, jeigu suklydom netyčia, gal po kažkiek metų paaiškės, kad kitaip yra, nežinau. Taip, galvoju, kaip norėjau užbaigti, kadangi sakiau, kad apie tą meno terapiją dar truputį pakalbėsiu, tai pabaigai gal ir galvoju pasakyti, kad kodėl ta meno terapija gali būti labai intencionali, tai reiškia, yra kažkoks dailės ar meno terapeutas ir jisai duoda, nežinau, užduotį ir tada ten kažką darai, kalbėsi su juo, tai yra tas intencionalus būdas, bet menas veikia terapiškai ir pats savaime, kartais žmonės, pakalbink ir sakys, kad jaučiasi atsipalaidavę, kai piešia, nežinau, dabar molis labai populiarus šiais laikais, irgi duoda tą tokį fizinį prisilietimą, pačiupinėjimą kažkokio kitokio dalyko, negu tik, nežinau, telefonas per pertraukas. Tai meno ir terapinė ta nauda labiausiai ir pasireiškia per tai, kad žmogus tada kažkaip leidžia ištransliuoti kažkokius savo vidinius dalykus ir dėl to mes negalim prognozuoti, kaip suveiks skirtingai nei kokie vaistai ar kitas dalykas, kaip suveiks žmogui prisilietimas prie to meno. Jeigu jisai pats pradės kažką daryti, gali būti, kad jisai labai išsigas arba jam labai nepatiks arba kaip tik jam labai patiks ir jį ramins, tai dėl to prognozavimas yra sudėtingesnis, bet nebejotinai tai yra toks vertingas užsiėmimas. Ir kitas dalykas, kad menas, kodėl jis toks svarbus terapiškai, nes jisai išeina už žodinio tokio pasaulio pažinimo lygmens. Nes mes visi kažkaip šnekame, susirašinėjom žinutėm, skambinam vienas kitiem, ir tai yra toks iš esmės žodinis bendravimas. Ir mūsų kasdienybėje labai daug logikos, racionalumo, tokio paskaičiavimo, tai menas vis tiek yra kažkas, kas truputį peržengia tuos dalykus. Tai aišku, galima tenais
ir tą meną kurt labai paskaičiuoti, ir visokio matematinio meno, kaip ten apskaičiuota, kaip nudažyti, nupiešti, ar 3D ten, pavyzdžiui, printeriai kūrė irgi gali sukurti savotiškai nemenkus meno kūrinius, bet yra ne visai tas pats, kas, tai ką Gediminas kalbėjo, kaip apie pastangą arba apie kažkokį tą indėlį žmogaus, tai man atrodo, ta terapinė yra nauda vien dėl to, kad tu pats prie kažko prisilieti ir man atrodo naudinga užsiminėti vien dėl to, kad šitam virtualiam pasauliu, aišku, ir virtualaus to meno daug, bet prisilies prie kažko, kas yra piešimas, tapyba, nežinau, lipdymas, šokis, kažkokie dalykai, kurie fiziniam pasauliu, man atrodo, šiais laikais ypač yra svarbu ir gali atvesti į visokius naujus patyrimus, nes gali, nežinau, čia turbūt meno muziejų lankantys žmonės, tai gal su menais daugiau susiję negu tie, kurie nelanko, bet šiaip nemažai žmonių po mokyklos nebeužsiemo jokiais menais. Niekada nebepiešia, niekada, nežinau, nebeužsiema kitais dalykais. Paskutinis koks nors drožinėjimas, tai buvo turbūt paskutiniam suolė sėdint išdrožt ką nors nešvankaus ir kad pasiliktų ateities kartom. Tai žodžiu, mes nieko beveik nebedarom. Aš taip sakau, mes tai bendrai paimant, nes ir aš užsiemu šiokiom tokiom kūrybiniam veiklom, bet irgi palyginus, kas buvo, pavyzdžiui, mokykloje arba kai buvai vaikas, tai žymiai mažiau, dėl to, kad kažkaip nebetrandam laiko ir man atrodo labai svarbu atrast laiko šitiem dalykam, dėl to, kad per tuos meno visokius saviraiškos būdus mes galime tikrai ir pažinti save, ir prisiliesti, ir sukurti kažką, ir tikrai kas mums patiks, ir kas padės gal kaip nors kitaip pažiūrėti dalykus pasaulyje. Čia tavo tokios apibendrinančios remarkos, trumpai tariant, kad menas yra naudinga. Man biški norisi išsidirbinėti ir pasakyti, kad man tai skamba kaip oksimoronas. Menas yra naudingas. Aš sakyčiau, nėra nieko nenaudingesnio už meną. Ir nėra nieko nenaudingesnio už vaikščiojimą galerijos ir žiūrėjimą paveikslų, skaitimą poezijos. Aš manau, kad tai yra visiškai nenaudingas užsiėmimas. Gal nebent naudingas tik tai tuo, kad ten nusiperki bilietą, mo muziejus moka mokesčius, tada ten gal sveikatos ministerijai nubėga ir tada gal kažkokius ligonius paremiam, bet šiaip tai daugiau jokios naudos nėra visiškai iš meno. Nei sveiksta žmonės, nei kažkam padeda. Bet čia yra, man atrodo, svarbus momentas, kad į ką aš apeliuoju, turbūt jau iš tarp eilučių aišku, kad mes esam apsėsti šiais laikais nuo to, kad viskas, ką mes darom, būtų naudinga. Ir kad knygos, kurias skaitom, kažkaip pasitarnautų naudingai būtų. Ir kad, nežinau, menas, kurį vartojam, ne tik tai, kad būtų kažkoks tiesioginis savitikslis susitikimas su meno kūriniu, bet ne, kad mūsų asmeninio gyvenimo projekte, Excelio lentelėje būtų užsidėtos varnelės, kad mes pažinom tokius ir tokius meno kūrinius. Tokiu būdu neretai šiuolaikinis žmogus kapitalistiniam pasaulyje prieina prie, sakykime, meno kūrinių ir apskritai savivokoje, man atrodo, dažno žmogaus vyrauja toks siekis nuolatinio naudingumo. Bet man atrodo tai, kad menas net anksčiau negu kalba, kuris šiaip daug naudingesnis dalykas už tą ranką nubrėžtų, ta prasme, jei ne kalba, tai mes čia nieko nepadarytumėm, bet kad jis atsirado dar anksčiau ir jis gyvuoja iki šiol, tai man atrodo parodo, kad žmogus negali būti gyvas vien tik naudingais dalykais, kad mums reikia to kažko nenaudingo, kas ištrauktų iš to nuolatinio naudingumo, galbūt net gniaužto ir leistų kažkaip kitaip susitikti su tikrove, su pačiu savimi. Tai va taip kažkaip norėjus paerzinti. Jo, bet jisai ir gaunas naudingas per tą nenaudingumą. Čia va toks moronas tikras. Ne, bet čia iš tikrųjų, tai visiškai baigiant, kad tik labai neseniai mes pradėjome meną ir kūrybą vertinti per naudą ir per kažkokią finansinę grąžą, kai tūkstantmečius tai buvo daugiau siejama su kažkokia saviriška ir netgi dvasiniam patirtim. Tai pabandyk tu pasakyti tam pirmykščiam žmogui, kuris lindo į tą urvą, kur galėjo su meška miegančia ten susidurti, kad čia dabar nenaudinga tą ranką palikti. Ateini ir sakai, seni, tu gali monetizuoti šitą ranką, tau paaiškinu. Jo, po 40 000 metų žmonės po 20 eurų mokės, kad nusileisti tą urvą ir pasižiūrėti. Matai, kaip jam pavyko. Jo, bet ta mintis, kad ten daug daugiau buvo anksčiau susijęs su kažkokiais dvasiniais ar kitais aspektais, kurių neišeina išmatuoti, negu su nauda. Ir ta nauda tokia, netiesioginė buvo. O dėl kalbos ir
meno, tai aš sakiau, galbūt menas anksčiau už kalbą, jeigu bus kažkokių nacių, kurie tikrins faktus, tai ginčytinas teiginys, nes dar nežinom, bet žodžiu. Atsargus tu šiandien, bet apdairus jo. Taip. Tai ką, keliaujam prie jūsų klausimų replikų. Čia yra mikrofonas, jau keliauja į priekį. Ai, šitas. Tai ačiū, kaip visada įstabu. Ir mano klausimas, jeigu menas yra tas nesąmoningų kažkokių turinių iškelimas ir, galbūt santykis su ta vaikiškąja savo dalimi, kas nutinka, jeigu menininkė ar menininkas pradeda eiti į terapiją ir iškelinėti savo, pažinti, ir vis labiau sąmoningėti, brandinti savo, psichiką. Kas tada nutinka su kūryba, menu, kaip tas santykis keičiasi, kaip jums atrodo? O geras, aš sureaguosiu vieną repliką. Manau, kad čia pirmą reikėtų pasakyti, kad būna labai visaip. Negalima pasakyti, kad visi žmonės yra vienodi ir menininkai vienodi ir terapijos procesas vienodas, tada tik tai galima būtų kažkaip sakyti, jo, būna taip. Tai labai subjektyvu, bet ką šitas klausimas užgrebė, man atrodo, labai svarbų momentą, kurį norisi paminėti, kad aš tai manau, kad yra toks ganėtinai neigiamas ir žalingas stereotipas, kad tikra kūryba turi būti būtinai iš kančios ateiti. Tai praktiškai dėjimas lygybės ženklo tarp psichinio sutrikimo ir kūrybos kokybės, kažkaip taip sakyčiau. Ir tai yra labai gajus net edukacijos programuose, aktorius kankina, kad ten pasišaukimas, tu turi kentėti, gyventi, tuo kvėpuoti. Ir man atrodo, tas atneša nemažai tokių tikrai kankinančių dalykų. Ir tiesą sakant, dabar spontaniškai atėjo prisiminimai, nes yra buvę žmonių, kurie atėjo į terapiją, kurie meninėse specialybėse dirba. Tai mano psichologiniu žvilgsniu aš tai sakyčiau tam, kad tu galėtum laisvai kurti ir kažkaip pasiekti tuos savo kūrybinius klodus ir funkcionuoti, tai svarbus tokie dalykai kaip gebėjimas susitvarkyti su nuovargiu, stresu, įveikti depresiją. Nes iš esmės žmogus, kuris užsiema kūrybinę specialybę, tai pagrindinis jo instrumentas yra jis pats. Tai jeigu tas instrumentas kažkaip šlubuoja, kažkokie depresija, panikos atakos ar dar kažkas, tai tas trukdo kūrybai. Žinoma, tą kažkaip išėjus iš krizės galima panaudoti mene, kažkaip tą atskleisti, tas per temas galbūt, bet pačiam kūrybiniam procesui tokios kančios trukdo. Tai aš ne visai tiesiogiai atsakiau, tame klausime turbūt buvo ir momentas, jeigu žmogus kažkaip visai nieko funkcionuoja ir tada iškilo ten kažkokie dalykai. Bet vėlgi man atrodo, kad kai mus, taip sakant, kaip tsunamis neša įvairūs emociniai patyrimai ir gyvenimo sunkumai, tai dažnai sunku mums sudėti kažkokią kūrybinę formą, raišką, tai užgožia kažkuria prasme mus. Tai man atrodo, dažniau vis tiek įvyksta tas, kad reikia kažkaip išmokti susidoroti arba bent jau reflektuoti, bent jau kažkokią refleksijos distanciją rasti su tuo, kad galėti tą panaudoti kūrybai. Bet visa tai, ką pasakiau, gali būti netiesa, perdedu kūrybą. Jeigu gerai atsimenu, interviu Davidas Linčas kažkada klausė, jis nuėjo, man atrodo, vieną kartą į terapiją ir paklausė, ar pasikeis jo kūrybiškumas ir jam pasakė, kad taip ir jisai nebėjo į tą terapiją. Nežinau, ar niekada nesugrįžo, bet bent jau tam interviu taip sakė, jeigu gerai atsimenu. Tai turbūt pabūgo, kad kažkaip gali pasikeisti terapiją lankant, bet ir turbūt gal ir gali tai būti, aš nežinau, kaip tikrai paantrinsiu Gediminui, nes gali būti visaip. Bet man atrodo, kad kartais gali terapija ir kaip tik padėti atrasti kitų būdų, žiūrėti į save ir į pasaulį ir tokiu būdu tai gali prisidėti kažkaip prie kūrybinės raiškos ir apskritai galvoju, kad tas toks bandymas kažkaip save analizuoti, jisai gali visokiom kryptim nueiti ir tenais gali, kaip ir sakiau, pamatyti dalykų, kurių nenori, bet gali atrasti kaip tik dalykus, kurie labai, labai svarbus, kažkiek reikšmingi. Ir ką Gediminas paminėjo apie tą tokį mitą, kad būtinai turi būti psichikos kažkokia patologija, kad kurtum, tai yra tikrai ne vienas tyrimas, kuris parodo, kad yra žmonių daug iš kūrybinių specialybių ir be jokių psichikos sutrikimų, nors yra, šiaip nemažai ir su, bet tokių dar naujesnių tyrimų, tai kas man visai įdomiai nuskambėjo, kad tų tikrai labai kūrybingų žmonių yra su įvairiais tais neuroįvairovės aspektais, tai ką dabar neurodivergent vadina, tai man atrodo,
Tai irgi yra svarbu ir galima būti kažkokį neuro įvairovės atstovų ir tokiu būdu žiūrėti skirtingai į pasaulį ir tai gali atnešti kūrybiškumo, bet galima tiesiog kažkokiais kitais intencionaliais būdais atrasti, galima kartais ištreniruoti, tai dabar yra visokios ir kūrybiškumo mokyklos, kurios kartais moko žmonės išeiti iš to tokio sustabarėjimo ir tam tikro kažkokio labai stabilaus, pastovaus matymo dalykų, teisinga, neteisinga, gražu, negražu ir tada tam kūrybiškumui pasireikšti atsiranda daugiau galimybių. Tai gal tokie pasvarstymai. O galime neklausimą? Tai kadangi kalbam atsispirdami nuo šitos parodos, tai aš gal noriu pasidalinti iš tiesų savo patirtį, kuri man visai svarbi yra ir va toks pavyzdys meno ir psichologijos galėtų būti, kurį aš gal pirmą kartą ryškiai patyriau čia. Tai pirmą kartą per atidarimą užbėgau į parodą su ekskursija, pažiūrėjom, paveiksliukai, išėjom, viskas tvarkoj, paroda. Ir grįžau kartą viena. Ir taip sutapo, kad nebuvo labai emociškai geras laikas, tai dar buvo ruduo, žodžiu, tiesiai šviesiai tariant, emociškai stabili nebuvau. Ir einant per parodą, taip visai gilinantis ir į darbus, ir į tai, kas parašyta, aš pradėjau jausti, kad man ten, atidarinėja dalykus, ten žaizda po žaizdos ir keikti mo muziejų, kaip jie čia taip neatsakingai, žodžiu, leidžia savo šitaip draskyti mūsų emociškai, talžyti ir taip toliau. Aišku, jau man ašaros byra, aš ten bandau spręsti, ar man čia bėgti, ar čia toliau tęsti, ar kaip čia iš tiesų susitvarkyti su šitom emocijom, šitoj patirtį. Ir aš einu toliau, ten taip tave veda per tą parodą ir pasuku už kampo ir ten prasideda, žodžiu, kažkokios kitos temos. Dabar tikrai nepasakysiu, kas ten buvo per darbai. Jeigu gerai atsimenu, gal ten ateitis, svajonės, kažkas, ir aš pradėjau jausti, kaip aš rimstu, visiškai keičiasi emocijos, kažkaip užsidaro tai, kas buvo atidaryta. Ir, žodžiu, paskutiniai paveikslai dar taip sutampa, kad yra mano bičiulės Agnės Juodvalkytės, kurie iš viso tokie švelnus ir šilti, ten, žodžiu, mane apkabina, užčičiuoja ir va, tokia psichologinė patirtis va čia. Ačiū. Sveiki, ačiū labai už įdomią diskusiją muzikos terapeutė. Tai labai smagu klausytis ir norėjau trupučiuką atliepti čia prieš tai, kokias buvo replikos apie tai, kad ne vieną žaizdos galima rašyti ir kurti, ar ne. Aš tiesą sakant rašiau darbą, nuo kurio mane pačią atkalbinėjo dėstytojai, nes dėl manęs bijojo. Psichologinių traumų pažeistos savasties rekonstravimas muzikos terapijoje. Ir aš ėjau per pati savo kūrybą. Aišku, baimė buvo tokia, kad paskęsiu tose žaizdose. Bet atradau į resursus orientuotą muzikos terapijos modelį, bestudijuojant, ir tada pastebi tai, kad net ir ta kūryba, kuri yra ir su ašarom, joje ne visada vien žaizda. Joje taip pat gali būti tavo resursai. Joje gali būti katarsis, kuris iškrauna tą emociją. Ir kas yra su muzika, tai ir su eilėraščiu to pačiu ar su paveikslu, kad kai tavyje niekaip nebetelpa, konteineris tiesiog tampa, kuris, kaip patologija, tai vienas iš dalykų, kad nesusitvarkai su savo vidum, jisai bet kada tau, bet kaip byra. Tai norėjau tiesiog pasidalinti tą patirtim, kad kaip tik kai leidau savo tą kelionę per dainas, pasidarė lengviau pačiai būti su viskuo. Tiek su šešėliais, tiek su tom, kas yra gera, gražu ir vertinga. Tai kad nebūtina bijoti. Tai ačiū už pasidalinimą tokį asmenišką ir, man atrodo, labai tas geras žodis konteineris paminėtas, tai čia tie, kas klauso, nesusiekit tik su vieta šiukšliam krauti, bet kaip žodis konteininti, kaip iš anglų kalbos talpinti kažką, tai man atrodo, kad ir tas žodis katarsis paminėtas jūsų, tai
Tai ir parodo tikriausiai, kad labai daug meno ir kūrybos tikrai gimsta iš skausmo ir iš visokių nelengvų patirčių. Ir kad menas kaip forma tai yra erdvė konteininti ir talpinti tas patirtis ir todėl ir nenuostabu, kad atrandama nemažai sąsajų tarp žmonių, kurie turėjo kažkokių labai rimtų problemų ir kūrybos, nes galbūt tai yra, čia kaip prielda, tikrai už kiekvieną negaliu atsakyti, bet galbūt tai ir būdavo būdas kažkaip tvarkytis, sąmoningas ar nesąmoningas, gal tiesiog vidus žmogaus diktavo, kad jisai po kažkokio sukrėtimo turėjo parašyti eilėraštį ir tas eilėraštis gal genialus buvo arba kažką nupiešti reikėjo, tai tas konteininimas yra tikrai neabejotinai labai svarbi funkcija meno. Ačiū abiem klausytojams už pasidalinimus, man jie kažkaip susišaukia būdu apie tą tokią kelionę, kuri vyksta pradžioje, atrodo į sunkumą, po to kažkur iškelia. Tai ir čia yra tas momentas, kurį turbūt svarbu įvardinti, kad tame yra rizikos, taip keliaujant su menu. Ir nebūtinai čia mes kalbam vis iš meno terapijos, kad tai gydantis kažkoks poveikis, betgi menas ir komplikuoja dalykus mumise, kažką iškelia, kažką sujudina. Ir tas nėra lengva ir pagalvojau abiejose šitose istorijose, pavyzdžiui, jeigu būtų sustota ties ta vieta, kur jau labai sunku ir nusigręžta nuo viso šito proceso, tai turbūt ir liktų veikiausiai toks įspūdis, kad ką tik nugrimzdau ir nebenoriu ir einu iš ten. Ir tas turbūt reikalauja kažkokio savito ir nusiteikimo, gal pasiryžimo, tam tikros, drąsos galbūt susitikti su tuo, kas tame kyla. Ir tame yra rizikos, čia kaip herojui leidžiantis į nuotykius drakonus ten nugalėti, nebus pakeliui lengva iki to lobio. Tai, o jeigu taip grįžtant į tokią buitį tyrimų, tai pavyzdžiui apie meną, kuris stimuliuoja emocijos, vis tik tai taip tokiu primityviu lygiu, kad ir apie muziką kalbant, kad vis dėlto emociškai mums susitvarkyti su sunkiais jausmais labiau padeda tas menas, kuris neaštrina tą emociją, kurioje mes esam, bet nukreipia į kažką kitą. Pavyzdžiui, yra nemažai pastebėta, kas mane nustebino skaitant literatūrą, fantastinio meno žanro, ar tai būtų, knyga, literatūra, ar tai būtų kinas fantastinis, kad jis turi labai gerą terapinį poveikį, kad mes atsitraukiam nuo savo kasdienių sunkumų, bent jau tuo metu laikinai, panyram į kažkokį kitą pasaulį, o čia, man atrodo, yra irgi vienas iš tokių pamatinių egzistencinių poreikių, kaip Eugenas Finkas, filosofas, apie žaidimo reikšmę kalbėdamas sakė, kad žmogui labai svarbu kažkurio metu pailsėti nuo būties naštos, tiesiog trumpam atsikvėpti, po to vėl grįžti. Ačiū. Sveiki, ačiū labai už įdomų pokalbį. Čia gal toks trumpas klausimas. Šiandien kelis kartus išgirdau apie šešėlį, kad tai yra daugiau tokių mūsų nuslopintų, nepažintų, nepriimtų dalykų, tokia kaip kolekcija. Bet man įdomu, koks jūsų susidūrimas su potencialu slypinčiu šešėlį, ypatingai galbūt iš terapinės praktikos, jūsų darbos su klientais, ar tai yra vis dėlto tik tai kažkoks negatyvas, ar tame slypi daug potencialo, gal taip supaprastinant. Ačiū. Tai nebejotinai, tai ne tik negatyvas ir, man atrodo, ir šitoj parodoj, kas viena vieta man, kur užkliuvo, apie šešėlį, kad ten labiau iš negatyvios pusės parodyta buvo, kad kažkas tamsaus, tokio negero. Bet jeigu taip žiūrint grynai iš analitinės psichologijos teorijos perspektyvos, tai jie kalbėjo analitikai apie šešėlį kaip apie bet ką, kas tapo nuslopinta. Ir tai gali būti ir geri dalykai. Paimkim tokį, labai toksai bus bulvarinis gal pavyzdys, bet Piktą Marozą, tai jo tam tapatume tokiam, kuris išreiškia, gali būti labai daug agresijos. Bet šešėlė kaip tik gali būti kažkoks priėmimas, kažkokia atjauta, tie dalykai, kuriuos jam daug sunkiau parodyti, nes galbūt jisai
užaugo tokioje aplinkoje, kur jeigu tu būsi kažkoks silpnas, atjaučiantis, verkiantis, tai tu būsi, tau bus užkliuojama kažkokia etiketė nelabai maloni, tai tame šešėlėje gali būti bet ko, ir gero, ir blogo, o potencialas tame yra iš tos perspektyvos, nes ta Jungo plėtota mintis ir ta teorija buvo apie tokį, visibiškumą toks žodis yra, kuris apima, tokį pilną vaizdą, sakykime, ir jisai ir pats nemažai kalbėjo, kad simptomą atneša vienpusiškumas. Tai šešėlis yra kaip tik ta terpė, kur tu gali pamatyti kitą tą pusę. Tai jeigu esi labai ten punktualus, struktūruotas, nežinau, ten griežtas, tai tavo šešėlė tikriausiai bus kažkoks chaosas, vėlavimas, nežinau, išsiblaškimas ir gali būti, kad tokiam žmogui išeiti iš depresijos arba iš nerimo labai padės, jeigu jisai prisilies prie to gebėjimo būti mažiau struktūruotu arba mažiau kažkokio griežto ir rigidiško ir per tai ir pasimato potencialą šešėlio, per prisilietimą prie to, kas yra nepatrauklu, nuslapinta, dėl kažko neprimtina, galbūt tai buvo neprimtina ne man, bet, pavyzdžiui, mamai, tetai, nežinau, mokytojai, treneriams kokiems, jeigu sportavai, pavyzdžiui, jeigu ten labai dažnai sporto pasaulyje bijot negalima, turėjai visada būti drąsus, ryžtingas, o ką daryti tada tam sportininkui su baime arba paaugliui ar vaikui, ir jis tada išsiugdo, kad jis negali to bijot, bet kai tu gali tada prisilies prie savęs bijančio, tai tu gal gali atrasti ir daugiau būdų, kaip būti su baime, o ne bandyti to jausmo nejausti, kuris pro kiekvieną tarpą ir bando įlysti. Tai tas ir potencialas yra. Bet ir sudėtingumo, nes šiandien nuskambėjo teoriškai, tai labai gražiai yra šešėlis, aš išsiaiškinu, kas tas šešėlis ir tada, aš pilną vaizdą turiu savęs, tai taip lengvai nevyksta, nes kadangi šešėliniai turiniai visada yra įkrauti labai stiprių jausmų ir emocijų ir jie dažnai gazdina, yra neprimtini, gali būti šlykštus, gali būti nemalonus, dėl ko mums taip sunku užmegzti ryšį su jais, nes mums patiems tai yra tas vaizdas, kur čia ne apie mane. Tai nėra taip paprasta, kad perskaičius kažkur knygoje ir Jungo knygui perskaitau, kad jeigu priimsi šešėlį, tai turėsi pilną vaizdą, tai to neužtenka, tam reikia visai nemažai darbo ir dėl to kalba apie tą konfrontaciją su šešėliu, nemažai kaip su juo konfrontuoti ir būti, nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, šešėliu turi labai daug agresijos ir jisai ją priims tik labai kažkaip besąlygiškai ir jokios konfrontacijos nebus, tai ta agresija ir nunešti gali ir jisai gali tada tapti pernelyg agresyvus, neaišku dėl ko, tai dėl to tas procesas yra ganėtinai sudėtingas ir jis tik literatūrai taip patraukliai ir lengvai skamba, bet realybė yra sudėtingesnis. Labai patiko man tavo atsakymas, Vitalijus, savo elementai, labai fain. Tai iš tikrųjų, vienas aplodismentas. Aš tik trumpą remarką į tą šešėlio potencialą, irgi cituojant Jungą, kurioje, man atrodo, labai telpa gerai atsakymas į šitą klausimą, kad, kaip Jungas yra sakęs, kad dauguma žmonių žino, kad jie turi kompleksus, bet retas, kuris žino, kad kompleksai turi juos tuo būdu. Yra dar klausimų, pastebėjom, čia yra. Prisidėsiu prie padėkų, tikrai labai fainas pokalbis, gražus, tikrai buvo geras sėdėti ir klausyti jūsų. Mano klausimas turbūt būtų apie ribas. Kaip manot, ar reikalingos kažkokios ribos menui? Nežinau, galbūt iš savo pavyzdžių turite, kur, nežinau, gal negalima kažkokiam žmogui ar tipui ar neklausyti muzikos, nes ten atsiveria vonia ašarų ir nebeužsidaro. Arba gal kraštutinumą paėmus kokią muziką, ar ne? Kur turime tą sunkų ar juodai metalą, tai ten, kai prasideda kojų balius, taškosi, daužosi, pliekiasi, žodžiu. Tai būtų klausimas, kaip manote, ar reikalingos ribos, jeigu taip, kaip tai padaryti, jeigu ne, kodėl? Ačiū. Iššoko man pavyzdys apie tai, kaip kažkada seniai vienas klientas pasako, kad vairuodamas negaliu metalo klausyti, nes pradedu labai agresyviai vairuoti ir naglai ir daug avaringų situacijų sukeliu. Tai čia vienas iš pavyzdžių galėtų būti kažkuria prasme komiškų, bet man atrodo jis visai iliustruoja tokį turbūt kiekvienam pasimatavimą, kaip mane veikia, kažkokia tai refleksijos judesio turbūt prašosi, tai kiekvienam individui,
kažkokio, nežinau, meno rūšies, žanro ar ten muzikos stiliaus ar emocijos ten persėmimas, kaip mane veikia, jeigu ten esu, sakykime, kažkokiam gedėjimo etape. Tai dabar, ar kai klausau liūdną muziką, ar aš dar labiau nugrimstu ir kaip ten sunku man, kaip aš jaučiuosi netekęs kažko vienišas ir ateities nematau ir nevilties tame tik tai didėja. Ar priešingai aš jaučiu, kad kažką ten nuraudu, man palengvėja, aš kažkokį sąskambį randu. Tai aš nesugalvočiau universalaus atsakymo, išskyrus kažkokias tokias psichologinės bendrybės, kad pasimantuojant, kaip tai veikia emocinę krūvį. Tiesiog yra, pavyzdžiui, tam tikrų psichikos sutrikimų, kurių metu labai sunku reguliuoti tam tikras emocijas ir, tarkim, elementarų depresijos metu ir taip labai sunku yra kažkaip pakilti iš tos depresijos būsenos. Ir jeigu dar klausant, nežinau, liūdną sunkią muziką, tai galima ateiti apskritai iki minčių apie savižudybę, iki dar didesnės nevilties, tai šitoje vietoje toks pasimatavimas su savim, man atrodo, geriausia, ką dabar galiu sugalvoti. Tai jo, turbūt aš ir panašiai galvoju, kad pati žmogaus reakcija tas ribas kažkokias brėžia, jeigu jam per skausminga kažkas per jautrų, jisai gali nebežiūrėti, kita vertus galima žiūrėti, koks santykis su tuo menu, kuris taip veikia, nes galima rasti turbūt žmonių, kurie kažkaip specialiai vartoja kažkokią kūrybą, ar tai va muzika, kuri juos skaudina ir kažkaip primena apie kažkokius liūdnus dalykus, tai tame galima turbūt ir mazochizmo kažkokiu elementu atrasti žmogaus psichikoje, kad kartai žmonės specialiai save linkę yra kažkaip skaudinti ir menas gali būti viena iš to formų. Aišku, dainininkas turbūt nekūrė dainos specialiai, kad ten kokį žmogų įskaudintų, bet galbūt tam žmogui ta daina taip veikia. Kita vertus, aš galvoju, kad turbūt visuomenė brėžia pati ribas, pavyzdžiui, yra tam tikros meno turbūt formos ar rūšis, kurių visuomenė nelabai vartoja, nežiūri, neklauso ir tai gali būti susijęs to, kad tiesiog prastas tai yra menas ar kažkoks nepatrauklus ar dar kažkas gali būti, kad tiesiog neprimtinas vertybiškai ar kaip nors dar. Aš dabar atsimenu, buvo čia prieš keletą mėnesių Stasio muziejuje Panevėžyje atvežta pirma atvežtinė paroda. Nežinau, kiek iš jūsų buvo, toks Hermanas Hirčas tenais kraujais ir tapė, tai vėl labai subjektyvi nuomonė, bet kalbėjau su labai daug žmonių, ne labai daug, bet su keletu, bent sakykime, žmonių, kurie buvo ir absoliučiai visiems buvo ne, visi koks nesveikas ir kaip čia taip gali būti. Na ir turbūt tai parodė tos reakcijos, kad čia tų žmonių riba yra ir kad jie tokio meno nevartotų, bet toks menas yra ir neišeina uždrausti egzistuoti kažkokiam menui, nes menas, man atrodo, kaip raiškos forma ribų turbūt neturi, bet ribos labiau kaip vartoja tą meną. Tai gal tokie pamąstymai. Dar sugalvojau tiesiog vieną nuobodų pavyzdį, bet į tą klausimą. Amžiaus cenzas. Natūraliai mes cenzuruojam, kokio amžiaus žmonės kokį meną gali vartoti, nes tai gali turėti žalingą psichologinį poveikį. Ir psichologai tą suvokia per laiką. Tai gal tokie dar pavyzdžiai. Dar klausimų. Čia yra. Man įdomu būtų sužinoti, ar patys savo psichoterapijos praktikoje taikot meno terapijos dirbdami su klientais ir jeigu taikot, tai kaip atsirenkat, kada jas pasiūlyti ir ar žmonės yra linkę jas pasinerti? Nepasakyčiau, kad taikau, bet būna, kad bent jau man procese terapijos iškyla kažkokie kūriniai, kuriuos norisi, taip sakant, išrašyti, kaip psichiatrai vaistus išrašo. Kažkokį tai gal tiesiog keletą pavyzdžių paminėsiu, bet reguliariai tai ne, bet tiesiog su kažkuo surezonuoja, suskamba, tarkim, jeigu žmogus labai sunkiai tvarkosi su savivertės problemom ir vis pasakoja apie kokį nors vidinį kritiką, tai aš mielai parekomenduoju Vitalijaus Špokaičio dainą Nemušk savęs, Dominyko Vaitekūno, kad kaip mantrą klausytų ir išrašau, sakau, 3 kartus per dieną, po valgio. Tai arba neretai esu susidūręs, kad pavyzdžiui, kai eina terapijoje procesas labai apie tokias vaikystės traumas ir bandymą kažkaip susikonektinti su tuo, sakykime, metaforiškai vidiniu vaiku ir jį kažkaip ten pagloboti, mėginti atrasti atjautą savo, tai labai gerai veikia, irgi kartais parekomenduoju Gabrielės Vilkickytės kūrybą.
Va čia gal irgi vienas iš pavyzdžių būtų, kas nutinka su menininkais, kurie eina į terapiją. Tai man atrodo, Gabrielė Vilkickytė labai geras pavyzdys, nes galiu sakyti, nes jinai viešai kalba, ne pas mane jinai į terapiją, tai čia nieko nepažydžiu, jokio konfidencialumo, bet nu, vat, ką reiškia skausmas, kuris yra kažkaip užgydytas, tai virsta tuo, kas gali gydyti kitus. Ir tame tikrai esu išgirdęs liudijimų iš klientų, kad klausant tas dainas, nu ten taip nuraudama, bet su tokia išeinama atjauta į save ir savo vidinį skausmą. Dar iššoko, pavyzdžiui, yra suveikia. Filmas Wild yra labai fainas apie moterį, kuri palaidojo mamą ir išėjo į haiką ilgą. Tai irgi tokioje situacijoje parekomenduoti galima rasti kažką tokio. Tai tokie mano procese taip kartais spontaniškai iššoka, tiesiog kažkokie tai pasiūlau, bet sąmoningai netaikau, klientam neduodu popieriaus lapo piešti, nors nemažai kas tą daro, tai kažkaip taip. Tai aš tokiu būdu, tuo nesąmoningu, kaip Gediminas paminėjo, irgi taikau ir tie meno kūriniai į terapiją taip visai neintencionaliai ateina, nes žmonės skaito knygas, lanko parodas, žiūri spektaklius, eina į kiną ir tiesiog atsineša kažkokius kūrinius, kaip turinį kalbėti ir kaip juos paveikia. Tai čia toks neintencionalus būdas, o iš tokio intencionalesnio tai kartais taikau ir siūlau žmonėm papiešti arba namuose piešti ir atnešti ką nors, jeigu nedrąsu rečiau, bet taip, terapijos kabinete rečiau piešia, gal norėčiau ir dažniau iš šito užsimti, tai reikės pagalvoti man apie tai, bet ne visada žmonės nori, tai aš kartais iš anksto pasiklausiu, ar yra primtinos kažkokios piešimo formos, kitos meno raiškos formos, kad galėčiau siūlyti, nes jeigu yra žmonėm neprimtina, tai tikrai dirbtinai nesiūlau, bet jeigu yra primtina, tai pasakau, kad galima ir piešti, ir galima atnešti tų piešinių, ir tikrai atneša kai kurie žmonės, ir pasikalbam apie tai, ir tikrai tai būna įdomus papildinys šalia terapijos, nes, kaip minėjau, ir pačiame epizode prieš tai, kad tai yra būdas neverbaliai, ne tik žodiškai prisilies prie kažkokių dalykų ir tai visai, man atrodo, veikia tai. Tai ką, panašu klausimų nebėra, tai dėkojam visiems, kurie gyvai atėjo čia, buvo įdomu išgirsti jūsų klausimus ir šiaip smagu, jau mes per tiek laiko visai įpratom, kad per metus kokį kartą du išlendam su publika pabendrauti, tai visada tie susitikimai smagų, šviesus tokie, tai dėkui, kad atėjot, o kas ausinėse mus girdit, tai dėkui, kad klausot ir jeigu norit prisidėti prie podcasto gyvavimo, tai yra Contribui platforma, Contribui dialogas ir ten galite prisidėti ir paremti mus, jeigu norite, ir susitiksim tada kituose epizoduose jau. Aš dar ekstra norėjau padėkoti, tikrai ačiū Jums, labai gera Jūs matyti, kad čia susirinko, tai prasmina tai, ką mes darome, nes tik skaičiai būna podcast'e, veidai veikia visiškai kitaip. Ir ačiū Mo muziejui, kad mus kviečiat, irgi labai malonu bendradarbiauti ir gerų Jums parodų ateityje. Ačiū labai.